Labas šikitos, viskas, finišo tiesioji, 15 treniruotė. Sudėliau ją apatiniai kūno daliai, įrankiai, kurių mums reikės, tai bus pilateso kamuolys ir 2 svareliai, aš naudoju 2 kg, jūs kaip visada naudokite pagal savo galimybės. Ir šioks toks net liūdesiukas yra apėmęs, nes labai buvau įsitraukusi į visą šitą procesą, filmuodavau po 2, 3, kartais ir 4 treniruotės per dieną, vaikščiau visą kaip sulaužyta, bet labai laiminga. Tai va, tai neliūdėkim, keliaukim į apšilimą, užbaikim stipriai, tikrai stipriai ir galėsim savim didžiuotis. Gerai, keliaujam. Tai apšilimą pradėsime nuo kūdikio pozicijos, tai leidžiamės į kūdikio poziciją, išsitempiam pirštų galais, bandom pasiekti kitą kambario pusę, labai gerai pajauskit, giliai įkvepiam ir iškvepiam, darom bangelę ir leidžiam klubus ant kilimėlio ir ištempiam savo nugarą ir kaklą. Labai gerai. Grįžtam į kūdikio poziciją, padarom dar kelis tokius, įkvepiam ir iškvepiam, išsitempiam. Labai gerai. Dar 2 tokie. Įkvepiam ir iškvepiam. Super. Paskutinis. Kūdikio pozicija. Išsitempiam, išsitempiam. Darom bangelę. Ištempiam savo nugarą labai gerai. Ir keliaujam į žemyn. Žiūrint į šunį. Pratempsim po vieną koją, lyg spaustumėm pedalus. Štai taip, labai gerai. Spaudžiam, pratraškinam visus kaulus. Prilečiam kulnais kilimėlį, jeigu pavyksta, išsitempiam. Ir siunčiam dešinę koją į dešinį kilimėlio kampą. Pavažiuojam pirmyn atgal. Ir keliam dešinę ranką į lubas, įkvepiam. Leidžiam atgal, iškvepiam, grąžinam į lubas, nuleidžiam ant kilimėlio, žemyn žiūrintis šuo, tą patį pakartojam ir su kairė koja į kairę kilimėlio pusę, pavažiuojam, kairė ranka kyla į viršų, įkvepiam, iškvepiam, leidžiam ranką už nugaros, keliam atgal. Ant kilimėlio, grįžtam į žemyn žiūrintį šunį, dar keletą kartų pratempiam savo kojas, prilečiam kulnais kilimėlį, ištempiam ir nusileidžiam ant kelienų. Gerai, tai pirmoji mūsų serija bus skirta mūsų presiukui, tai turėkit svarelius šalia, kamuolys bus po kairę koją, kairę koją lyg ant pirštų galų prilaikysim, atsigulam, įsitaisom, svareliai bus iškelti vertikaliai į lubas, dešinė koja kyla į tabletop, tai tokia bus mūsų pirminė padėtis. Ir pradėsim ramiai, tai tiesim kairę koją su kamuoliu į priekį ir grąžinsim į tabletop. Ištiesiam koją ir grąžinam lyg į tabletop. Labai gerai. Dar padarom tokius 3 ir pridėsim veiksmo šiek tiek rankom. Paskutinis. Dabar, kai ištiesiam koją, kartu lenksime rankas, lyg atidarytumėm krūtinę. Štai taip. Ir grįžtam atgal. Taigi tiesiasi koja, atsidaro krūtinė ir atgal. Labai gerai. Dešinė koja kol kas nejuda, lieka tabletop. Dar padarom 4 ir jau kilsim į atsilenkimą. 2, 1, grįžtam,
kylam į atsilenkimą įprastą, atsigulam ir tiesiam koją ir rankas. Kartuojam. Pakylam į atsilenkimą, tiesiam kojas ir rankas. Labai gerai. Dar 3 tokie. Pritraukiam. Atidarom krūtinę. Labai gerai. Ir atidarom. Grįžtam. Dabar, jau kai kilsim į atsilenkimą, tiesim dešinę koją. Taigi, atsilenkimas, tiesim dešinę koją su svareliais. Pritraukiam prie pečių, presas įtemptas, ištiesiam ir grįžtam. Toks bus mūsų dabar kombo. Svareliai prie pečių ir atidarom krūtinę. Labai gerai. Važiuojam. Prie pečių. Dešinė koja grįžta į tabletop, kairė tiesiasi, svareliai atidaro krūtinę. Kai koja išsitęsia, svareliai prie pečių. Ir taip padirbam. Dar 4 tokie. Ir liksim viršuje. Labai gerai. Dar 2. Paskutinis. Labai gerai. Dabar, jeigu reikia pasitvarkykit kamuolį, grįžtam į savo pradinę poziciją, kylam į atsilenkimą, tiesiam dešinę koją ir dirbam. Grąžinam ją į tabletop ir nuleidžiam. Grąžinam ir nuleidžiam. Grąžinam ir nuleidžiam. Dar 4 ir pridėsim ir kairę koją. Laikykitės. Paskutinis. Važiuojam. Ištiesiam koją. Kai grąžinam į tabletop, tiesiam kairę. Ir taip padirbam. Rankos visada bando pasiekti pečius. Laikykitės. Čia gaunasi toks kaip bicycle legs. Dar 4. 3. Laikykitės atsilenkime. 2. 1. Ištiesiam dešinę koją. Keliam ją į lubas su svareliais prie pečių. Grąžinam ir kartuojam. Ištiesiam į lubas. Ištiesiam atgal ir grįžtam. Ir padirbam štai taip. Labai gerai. Tiesiam į lubas, svareliai prie pečių. Ir grąžinam. Dar 4. Nepamirštam ir rankų. 3. 2. 1. Kyla į viršų, nuleidžia, grįžtam į tabletop, atsigulam ir pakeičiam koją. Pereina kamuolys po dešinę koją. Visą seką pakartosim, ką darėm su kairė. Gerai, tai kairė dabar kyla į tabletop ir pradedam ramiai, kad įsivažiuotumėm ir nesimaišytumėm. Tiesiam dešinę koją su kamuoliu ir grąžinam. Tiesiam, kvėpuojam ir grąžinam. Labai gerai. Ištiesiam ir grąžinam. Dar 2 ir pridėsim rankom. Labai gerai. Dabar, kai ištiesiam dešinę koją, atidarom krūtinę, uždarom ir grįžtam. Labai gerai. Kartuojam. Išsitęsia, atidarom krūtinį ir grįžtam. Ir va taip biškutį padirbam. Jeigu jau pavyksta ir įsivažiavot, galim daryti tokį ir flow. Tiesiasi koja, atsidaro rankos. Labai gerai, šaunalės. Dar 2 ir jau kilsim į
atsilenkimą. Važiuojam. Kylam į atsilinkimą. Grįžtam, tiesiasi koja, atsidaro krūtinė. Atsilinkimas, tiesiasi koja, atsidaro krūtiniai. Labai gerai. Laikykitės. Jeigu pametat kamuolį, tai nebijokit pasitvarkyti. Man irgi kartais nuslysta. Dar 3. Ir jau atslenkime, tiesim kairę koją. Labai gerai. Paskutinis. Ir važiuojam. Pakylam į atslinkimą, tiesiam kairę koją, svarelį prie pečių ir grįžtam įprastai. Kartojam. Atslinkimas, svarelį prie pečių ir grįžtam. Labai gerai. Važiuojam, laikomės, šaunuolės, atslinkime, liečiam svareliais pečius. Dar be šito 4 prie pečių ir atsidaro krūtinę. Dar 2. Labai gerai. Paskutinis. Ir liksim viršuje. Pasitvarkom kamuolį, jeigu reikia. Ir važiuojam. Kamuolys, svareliai, pritraukiam ir grįžtam. Pritraukiam ir grįžtam. Išsitęsia koja ir į tabletop. Išsitęsia ir į tabletop. Krūtinė pakelta. Jeigu pavyksta, galit pakelti dar aukščiau. Labai gerai. Išsitęsia kairė koja, svareliai prie pečių. Dar 4, karšta. 3, 2, 1. Ištiesim dabar dešinę koją ir kyla į lubas, nusileidžia ir grįžta. Išsitęsia į lubas, svarelį prie pečių ir grįžta į tabletop. Ir taip padirbam. Jau pabaiga. Laikykitės. Atidarom. Pakeliam krūtinę. Dar aukščiau. Labai gerai. Dar 4. 3. 2. Paskutinis. Užlaikom. Nuleidžiam į tabletop. Ir nusileidžiam. Viskas. Išgyvenom. Labai gerai. Atsikvėpkit. Atsigerkit ir keliausim toliau. Antroji mūsų serija bus 4. Mums reikės vieno svarelio, kuris bus po dešinę mūsų ranką. Iš karto pasirašėm. Kamuolys bus suspaustas kairėje kojoje. Pirštai ištempti. Kojos klubų plotyje, rankos pečių plotyje. Petys su riešu vienoje linijoje, nugara ištiesta, presas įtemptas, žvilgsnis į kilimėlio priekį arba šiek tiek toliau. Ir ką, pradėsim nuo dankikų, tai kylam ir nuleidžiam. Nebenuleidžiam kelieno ant kilimėlio. Ir grįžtam. Labai gerai. Kamuolys suspaustas. Pėdos pirštai ištempti. Dar 3. Ir pridėsim.
Kvėpuojam. Paskutinis. Dabar, kai kyla koja, kartu kils ir mūsų dešinė ranka su svareliu prie liemens. Ir nusileidžiam. Pakyla tiek ranka, tiek koja. Ir nusileidžiam. Labai gerai. Šaunuolės. Laikomės. Jau po vakar treniruotės turėtų būti įprasta. Taip laikyti pusiausvyrą. Dar 2. Ir pridėsim. Labai gerai. Kylam. Nusileidžiam. Dešinė koja išsitiesia. Pakylam. Ir su kairiu kelienu bandom pasiekti nosį. Grįžtam į pradinę poziciją ir kartojam. Dankikikas ir rankos pritraukimas. Nusileidžiam ir paliečiam su nosim. Šaunuolės. Kylam. Liečiam su nosim ir grįžtam 4. Bet kairys kelienas vis dar nepasideda ant kilimėlio. Šaunuolės. Dar padarom tokius 4. Laikykitės. Ir liksim prie pulsavimo. Dar 2. Niekur neskubam, kaip visada. Lėtai pajauskit. Paskutinis. Kelienas prie nosies. Keliam kairę sulenktą koją į dankikik ir pulsuojam. Papulsuojam. 6, 5. Kamuolys suspaustas. 4, 3, 2, 1. Lenkiam savo dešinę alkūnę. Kairė su svareliu ant kilimėlio. Sukam kairę koją į šoną ir uždarom knygutę ir atidarom. Ramiai atidarom. Laikomės. Niekur neskubam. Dar 4. Ir pridėsim šiek tiek darbo rankai. Paskutinis. Dabar bandom. Pakeliam koją, kartu kyla ir ranka, laikykitės. Ir nusileidžiam. Kyla koja į šoną, ranka su svareliu į lubas. Ir nusileidžiam. Labai gerai. Laikomės. Šaunuolės. Dar 3 tokie. 2. Paskutinis ir pulsuojam sulenktą koją. 6. Svarelis iškeltas į lubas. 5. Kamuolį spaudžiam. 3. 2. Ir 1. Ir nusileidžiam. Labai gerai. Ta patį pakartosim su dešinė koja. Tai kamuolys keliauja į dešinę koją sulenkta. Labai gerai. Svarelis bus kairėje, po kairę ranką. Vėlgi sustvarkom savo poziciją. Kojos klubų plotyje, rankos pečių plotyje. Petys su riešu tiesioje linijoje, nugara tiesi, presas įtemptas, žvilgsnis į kilimėlio priekį arba šiek tiek toliau. Ir pradėsim ramiai. Kyla koja į dankikik ir nusileidžia. Pakyla ir nusileidžia. Dešinys kelienas, kilimėlio nebepaliečia. Labai gerai. Dar 3,
Ir pridėsim rankos pritraukimą prie liemens. Laikomės. Mano šita pusė silpnesnė, iškart jaučias. Gerai. Kyla koja, kyla ranka prie liemens ir nusileidžiam ramiai. Labai gerai. Koja ir ranka. Dankikikas ir grįžtam. Pėda ištempta. Spaudžiam kamuolį. Labai stipriai. Dar 3. Jau dreba balsas. 2. 1. Labai gerai. Ir pridėsim. Kai nusileidžiam, tiesiam kairę koją, su dešinė priliečiam nosį ir grįžtam į pradinę. Vėl kyla koja, kyla ranka, nusileidžiam ir su kelienu bandom paliesti nosį. Labai gerai. Dar laikomės, priliečiam nosį ir grįžtam. Labai gerai. Dar be šito 3. Pakylam, nusileidžiam, su kelienu priliečiam nosį ir paskutinis toks, atsistojam, priliečiam nosį, nusileidžiam, pakeliam koją į dankikik ir pulsuojam. Spaudžiam kamuolį. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Labai gerai. Ramiai nusileidžiam ant kairės alkūnės sulenktos. Dešinėje bus svarelis. Leidžiam koją per šoną ir lyg uždarom knygutę. Atidarom ir uždarom. Labai gerai. Atidarom. Ir uždarom. Stenkimės tai daryti kiek įmanoma plačiau, kad sėdmenys susiliestų. Idealiu atveju. Dar 4. Ir pridėsim svarelį. Labai gerai. Paskutinis. Nu ir važiuojam. Įdomu, kaip man pačiai seksis su šita pusė. Gerai. Kyla koja, kyla ranka ir uždarom. Labai gerai. Atidarom ir uždarom. Man sunku irgi. Atidarom ir uždarom. Dar 4. Labai gerai. Laikykitės. 3. 2. Paskutinis. Nu ir dabar atsidarysim ir pulsuosim. Gerai. Atsidarom ir pulsuojam. Koja į šoną kyla. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Labai gerai. Išgyvenom, pakaitinom. Liko paskutinė stovinti serija. Aš nežinau, ar pati aš ją padarysiu, nes tokia tikrai sudėtinga. Bet mes pabandysim kartu. Atsigerkit ir sugrįžkit. Gerai, čia kitos. Pabandysim. Kamuolys bus po mūsų kairė pėda. Jau įdomu. Tai lyg stovėtumėm ant bloko. Kulnas bus ant kamuolio. Štai taip. Svareliai apačioje. Dešinė koja šalia, ant pirštų galų. Ir tūpsimės į įtūpstą ir grįšim. Gerai. Važiuojam. Įtūpstas, svareliai prie krūtinės
ir grįžtam. Įtupstas ir grįžtam. Dar 3. Labai gerai. Susikaupiam. Svarbiausia turėti kokį tašką, į kurį koncentruojamės. Labai gerai. Dabar, kai atsitupiam ir esam įtupste, sukamės į kairę, grįžtam ir atsistojam. Kartojam. Įtupstas, sukamės, grįžtam ir atsistojam. Dar 3 tokie. Sukamės, laikykitės ir atsistojam. Dar 2. Labai gerai. Paskutinis. Sukamės ir atsistojam. Dabar liksim apačioje, įtupste ir dirbsim. Sukamės ir grįžtam į centrą. Sukamės ir grįžtam į centrą. Dar 2. Paskutinis. Būnam. Keliausim į kregždutę. Dedam svarelius ant kilimėlio. Tvirtai. Kairė koja sulenkta. Dešinė pakelta. Nuleidžiam ant kilimėlio pirštų galais ir pakylam. Nuleidžiam ir pakylam. Laikykitės ir pakylam. Dar 2. Ir bandysim pridėti. Gerai, kai koja pakyla, mes ją lenkiam lyg prie nosies, tupiamės ir ištiesiam. Kartojam. Lenkiamės ir ištiesiam. Kairė koja visada sulenkta. Dar 3 tokie. Laikykitės. 2. Lenkiamės. 1 ir pulsuojam. 5, 4, 3, 2 ir 1. Labai gerai. Kad pailsėtų šiek tiek mūsų viena koja, padarysim mini seriją su abiejomis. Lipsim ant kamuolio vėl, kulnai sujungti, pėdos į šonus. Labai gerai. Pabūnam. Svareliai apačioj. Ir dabar pradžioj parodau. Tai tupiamės plačiai. Štai taip. Ir atsistojam. Nugarą tiesi. Važiuojam. O svareliai kils prie pečių. Nusileidžiam. Ir atsistojam. Daug nedarysim. Bet challenge reikia užbaigti stipriai. Dar 2. Kvėpuojam. Atidarom plačiai. Paskutinis. Dabar, kai nusileidžiam plačiai, laikykitės, bandom sujungti kelius, atidarom ir grįžtam. Važiuojam. Nusileidžiam tiesa, nugarą plačiai, pritraukiam ir grįžtam. Dar 3. Plačiai, uždarom, atidarom ir atsistojam. Dar 2. Plačiai, uždarom, atidarom. Paskutinis. Tupiamės, uždarom, atidarom. Ir pabaigai liksim apačioje ir sujungsim kelius ir atversim. Nedaug.
Gerai, pasirašėm, nugarą tiesi ir leidžiamės plačiai ir suvedam kojas ir atidarom. 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolis. Gerai. Ir liko pabaigti su dešinė koja. Gerai. Nusiteikim. Sunkioji dalis jau padaryta. Taigi, dešinė koja, dešinės kulnas ant kamulio, kairė koja ant pirštų galų ir tupiamės svarelė pačioje ir tupiamės į įtupstą, svarelį prie krūtinės ir grįžtam. Įtupstas ir grįžtam. Labai gerai. Dar 3, 2, 1. Atsimenam, pridėsim. Nusileisim įtupstą ir suksimės jau dabar į dešinę. Važiuojam. Įtupstas, svarelį prie krūtinės, sukamės į dešinę, centras ir grįžtam. Tupiamės į dešinę, centras ir grįžtam. Dar 3 tokie. Ir liksim apačioje. 2. Sukamės. Paskutinis. Aš irgi drebu. Viso. Labai gerai. Dabar liksim apačioje ir tik suksimės. 4 kartai. Važiuojam. Įtupstas ir sukamės į dešinę ir grįžtam į centrą. Sukamės ir centras. Dar 2. Paskutinis. Dedam svarelius ant kilimėlio. Ištiesiam kairę koją ir pakeliam ir nuleidžiam. Pakeliam ir nuleidžiam pirštų galais. Labai gerai. Ir nuleidžiam. Ir nuleidžiam. Dar 2. Ir pridėsim atsitupimą su ta viena koja. Gerai. Dešinė neišsitęsia. Kairė. Lenkiam lyg prie nosies. Laikykitės. Ir ištiesiam. Lenkiam ir tupiamės. Ir ištiesiam. Dar. Labai gerai. Dar 2. Paskutinis. Laikykitės ir pulsuojam. 5, 4, 3, 2 ir 1. Viskas. Done. Labai gerai. Gerai, stovim kilimėlio gale. Giliai įkvepiam ir iškvepiam. Šaunuolis. Paskutinį įkvepiam ir iškvepiam. Leidžiame su smakru į žemyną žiūrintį šunį. Pratempiam savo
kojas, lyg spaustume pedalus. Labai gerai. Pritraukiam abudu kulnus prie kilimėlio, išsitempiam ir siunčiam dešinę koją į kilimėlio vidurį. Prasitempsim. Labai gerai. Stipriai. Keliam rankas ir dar labiau atstatom. Kvėpuojam. Labai gerai. Atsargiai grįžtam į žemyn žiūrintį šunį. Ta patį pakartosim ir su kaire koja. Siunčiam ją į vidurį. Dešinę nuleidžiam ir prasitempam. Taip gerai. Liuks. Keliam rankas virš ir dar labiau atsidarom. Šaunuolės. Grįžtam į paskutinį žemyn žiūrintį šunį. Pritraukiam kulnus, nusileidžiam ant kelieno ir leidžiamės į kūdikio poziciją. Pabūnam. Pirštais bandom pasiekti kitą kambario pusę. Labai gerai. Pakvėpuojam. Ir kai būsit pasiruošusios, susitinkam patogioj sėdimoj pozicijoje. Užbaigsim, kaip visada, bendru įkvėpimu ir iškvėpimu. Susikaupiam ir įkvėpiam visą gerą energiją. Uždarom. Ir iškvėpiam. Viskas, merginos. Aš jums ploju. Esat šaunuolės. Kad įveikėt šitą challenge. Man labai smagu, kad sportuojat kartu. Kad renkatės mane savo mokslę. Tiesiog labai myliu sportą ir judesį. Ir noriu atrasti kuo daugiau tokių pačių entuziasčių. Tai labai buvo smagu su jumis. Toms, kurios nori pastovumo ir nori toliau sportuoti su manimi, yra Core and Chic narystė, 25 € per mėnesį, 3 naujos treniruotės kas savaitę, prieiga prie senesnių treniruočių. Tai jau kai apsispręsit, žinot, kur mane rasti. O kol kas sportuokit ir toliau, darykit šitą challenge, kad ir pastoviai keitinėkite pagal save treniruotės ir palaikykit svarbiausią judesį. Mano toks yra didžiausias tikslas. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad esat, tikrai dar pasimatysim ir ate.